Pirmiausia, reikia persijoti kvietinius miltus. Ir cukraus pudrą. Ir viską sumaišysim su migdolų miltais. Antras žingsnelis – suplakti kiaušinių baltymus su cukrumi iki blizgaus, gardaus morengo. Tokį jau ne kartą plakėme, todėl tikiu, kad atsimenate, kaip tai padaryti teisingai. Na, o ką reikia daryti toliau? Toliau reikia dalimis visus sausus persijotus ingredientus įberti į morengo masę. Ir būtinai dalimis, kad visi ingredientai išsimaišytų iki vientosios masės. O paskui laikas konditeriniam maišeliui, kuriam aš parinkau 1 cm skersmens angelę. Pirmiausia, suformuoju pyrago kraštus, o paskui užpildau visą dugną. Galiausiai šį grožį dedame orkaitę įkaitusi iki 150 laipsnių temperatūros ir kepam apie 20–25 minutes. Tikrai nereikėjo, nes kremas Diplomat gaminamas labai greitai ir paprastai. O svarbiausia, jo galima dekoruoti iš karto. Ne, tikrai nežinau. Puikiai mintis, fėja. Nu, dabar pats laikas pagaminti kremą. Pirmiausia, grietinėlį reikia suplakti iki pusiau standžios konsistencijos. O dabar reikia ištirpinti želatiną. Dedam želatinos masę į mikrobangų krosnelę keliom sekundėm. Štai želatino masė paruošta. Dabar sudedam
mūsų plikytą kremą į mikserio tubinėlį. Supilame želatinos masę. Ir viską kartu suplakame. Sekantis žingsnis žemuoginis. Sudedame anksčiau minėtą žemuogių pastą ir vėl gerai sumaišome. O dabar beliko gautą masę sujungti su anksčiau suplakta grietinėle. Taigi kremas ir paruoštas. Liko sudėti jį į konditerinį maišelį, o tuomet smagiausia dalis – dekoravimas.